Kągi, labą rytą, ankstyvą rytą į darbus. Diena prasideda. Gražus vaizdelis. Romoje klasikinis Mercedesas kabrioletas. Vilniuje trūksta su šiukšliadėžių. Gaila, didžiąją dalį vis pastoviai vandalai sunaikina. Tačiau šiais metais tokių gražių šiukšliadėžių apie 60 pasakysiu mieste. Tikriausiai žinote, kurie gyvenate Vilniuje, kad Vilnius yra viena žaliausių ES sostinių, kur didžiąją dalį miesto sudaro želdynai. Nedaug Europos didesnių miestų gali leisti savo tokią prabangą po lietaus kvepėti kaimą. Tuom ir geras Vilnius gyventi. Privažiuojame gerą pavyzdį, kaip reikia parkuoti automobilį. Dažnai parkuoja dviračius, privažiuojame gerą pavyzdį, nes dažnai dviratininkai skundžiasi negali pravažiuoti dviračio taku, nes ant jo pastatomas automobilis. Taigi čia pieno žvaigždės reikia pagirti. Jie priparkavo taip, kad ir mašinos pravažiuotų, ir dviratininkai yra vietos pravažiuoti. Vat tokie turi būti Vilniaus vairuotojai. Mano rytinė kava arba iš kofeino, arba iš McCafe. Kofeinė yra labai gera šalta kava. Labą rytą. Ankstyvi. Icy spicy. Kai šiltą mėgstu iš kofeino. Malonu važiuoti ankstyvą rytą į darbą. Kava rankose. Oi, ops, sumaišiau nei tos rūmus, pasakau, važiuoju savo. Kaip gražiai žydi pievas, ar matėte? Pasižiūrėkit, kokie žiedai. Fantastika. Na kągi, aš jau beveik darbe. Labą rytą. Atvažiavau į savo parkingą. Labą rytą. Dar anksti, savivaldybės darbuotojai tik renkasi.